Hello and welcome back. Šiandien mes važiuojam į Rumšiškės, į etnografinį muziejų, žiūrėti šviesų ir žibintų šou. Who's excited? Hey! Lėja, tu? Kur Lėja? Almost dark, I know. Kad pamatyti šviesas reikia, kad būtų dark, ar ne? Ką Vaidas pasakys? Taip. O, sveiki atvykę. Ačiū. Gražulėje? O, žiūrėk, kai juda. Į kalną žiūrim. Someone lives here. Ne tavo triusiukai džiūsta. Ne, tavo. Mano. Žiūrėkit, Lėja su Kajum. Grinai. Kokio grožio virtuvinis popierius. Aš dar tokio gražaus nemačiau. Paryžius, Roma ir ant kiekvieno lapelio mačiau ir Londonas, žodžiu, visokios šalys ir kaip gražiai. Žinau, kažkas sakys, džiaugiasi, čia kiekvienu šauduku popierius ir tiek, bet man tokie dalykai, nežinau, labai patinka kažkas kitaip, labai fainas. Pizza, Roma, ti amo. O, Londonas. Nice. Very nice. Tai vakar buvom Rumšiškėse žiūrėti žibintų ir šviesų šou. Labai patiko. Ypatingai dabar kaip tos sniegas visur kažkaip norisi eiti pasivaikščioti. Faina patirtis, kad gali pasivaikščioti miške ir kartu pasižiūrėti tų šviesų ir muzika groja. Labai iš tikrųjų gražu. Tikrai rekomenduoju visiems. Man atrodo, vyks dar iki vasario pabaigos. Tiksliai nežinau, reikėtų pasižiūrėti. Padaryta, kad nėra per didelis tas visas plotas, ar ne. Tai nėra taip, kad nestiek, kaip jau būtų šalta. Tikrai vaikai, žinau, padėtų skūstis, jeigu per ilgai būtumėme ten užsivaikščioję. Nei per daug, nei per mažai. Fainas pasivaikščiojimas, žodžiu, sniege, su šviesom, su muzika.
Į etnografijos muziejų apskritai norėčiau dar ir vasarą nuvažiuoti. Su buvus, atsimenu, su mokykla gal buvau ten tikrai pradinės. Tai man atsimenu labai paliko įspūdį tos visos trobelės ir kad ten buvo galima įeiti tas trobelės. Ir kad ten buvo tie žmonės apsirengę tautiškais drabužiais ir ten pasakodavo. Tai norėčiau dabar, jau sakau, kai vaikui man patiko, tai aš įsivaizduoju, kad kaip patiktų dabar nuvažiuoti irgi su savo jau vaikais. Tai va, tai tikrai vasarą, sakiau, reikės būtinai irgi nuvažiuoti ten pasivaikščioti ir apsilankyti būtinai dar kartą. Aš žiūriu savo plaukus, tai jau labai stipriai reikia paskirpėję. Paskutinį kartą neatsimenu, kada net buvau. Čia Lietuvoje neturiu jokios kirpėjos, tai prašiau Instagrame, kad merginos parekomenduotų, pas ką eina. Tai labai dėkui, sulaukiau rekomendacijų. Tai tiesiog nuėjau ant vienos kirpėjos, pasižiūrėjau jos darbus, man patiko, tiesiog patiko, ką pamačiau pas ją. Susisiekiau, parašiau, kad noriu užsirašyti ir įsivaizduokit. Tai kirpėja man atrašė, kad jeigu noriu susitarti dėl vizito vakare arba po pietų, ar ne, tai artimiausias laikas būtų laisvas balandžio gale. Aš taip maždaug okei. Tai įsivaizduokit, dabar mes esam sausio mėnesį, čia sakau, buvo prieš gerą savaitę, tai net sausio, žodžiu, pradžiai kažkur. Ir sekantis vizitas tik tais balandžio gale, jeigu noriu eiti vakare arba po pietų, žodžiu, kad po darbo. Aišku, galbūt čia ir geras ženklas turėtų būti, nes vadinasi, kad gerai, galbūt specialistė nesusiemus ir turi daug klientų, bet tiesiog toksai lengvas šokas. Tai gerai, kad yra taip, kad galiu aš ir iš ryto, ar man iš tikrųjų nesvarbu kada, tai susitariau mėnesio gale 30 dieną. Grinai prieš Lėjos gimtadienį, ant rytojus bus Lėjos gimtadienis 31. Nu jo, svarbu susitariau. Tai ką iš tikrųjų žadu daryti, tai susiradau Pintereste tokį kaip video, ko visai norėčiau, kažkokios norėčiau, aišku, ar taip gausis ar ne ant manęs, tai čia jau kitas klausimas. Nes Pintereste viskas labai gražu, ar ne? Bet jo norėčiau iš tikrųjų, pas mane kaip yra čia šitos tokia kaip ilga grifka, tai norėčiau tokios trumpesnės, iš tikrųjų grifkos, norėčiau patrumpinti gerokai plaukus ir pašviesinti. Jei visai atvirai, tai man patinka tas, kaip dabar yra, kad yra tamsesnės šaknis, ar ne, ir šviesesni galai, tai tokia nei blondinė, nei brunetė, ar ne? Bet labai daug jų žilų lenda, todėl galvoju, kad reiktų iš tikrųjų vis tiek jau šviesinti. Nu, nebent kažką kitą gal sugalvosim. Žinau, kad deda tonerį kažkaip ant šaknų ir šviesina galus. Bet vėlgi, aš kadangi tikrai nesu iš tų, kad ten vaikščiačiau pas kirpėją kiekvieną mėnesį, ten gerai būna, jeigu apsilankau per pusmetį kartą, tai man reikia tokio low maintenance, žodžiu, šukuosenos, kad po to, kai patauks, kad netrodytų kažkaip keistai, ar ne. Tai, pavyzdžiui, dabar aš nežinau, kada paskutinį kartą buvau, labai seniai tikrai buvau ir netrodo labai blogai, bet, kaip minėjau, atsiranda pas mane labai daug jų žilų plaukų. Pražilau per šitus krausimus. O jo, reikia kažką daryti būtinai, nesakau, jau šviečiate, nežinau, per kamerą nesimato, per kamerą iš viso, aš kaip save žiūriu, tai antakiai kažkokį išbalę, veidrodį žiūri viskas normaliai, kamera nieko, nusakė taip kažkaip. Na ir šią savaitę taip pat sulaukiau tokio įdomaus klausimo, man pačiai labai įdomu. Tai beje, noriu taip pat šioje vietoje paminėti, kad jeigu turite kažkokių man klausimų, tai tikrai būtinai rašykit, galite ir pakomentuoti po šitų video, ar ne, padarius, kad galima komentuoti, tai galit paklausti, užklausti kažkokį klausimą, kas jums įdomu. Tai šią savaitę sulaukiau klausimo, ko pasiilgstu iš Anglijos. Gyvendama Lietuvoje jau dabar kelintas šią mėnesis, ar ne, tai mes grįžom lapkričio gale, ne, tai gruodis ir sausis. Jau esam čia, tai tikrai kuris laikas labai greitai skrieja tiesiog. Tai šiandien visą rytą girdama kavą galvojau, ko aš pasiilgau iš Anglijos ir tikrai yra keli dalykai. Tai gal nėra, kad būtent susiję su Anglija, maisto tokio ar ne, tai nieko nepasiilgau. Pirmiausia, kad ir visko čia pilna, ne to paties. Iš tikrųjų, ko pasiilgau, tai žmonių, kurie tenais liko. Tai čia tikrai, nes vis tiek ir draugus palikom,
Mano mama su broliu gyvena Anglijoje. Tai aišku, pasilgom jų. Ar keli tokie dalykai ar ne, tai vėlgi čia nėra taip tiesiogiai susiję su ten šalim ar ne, bet tarkim, kai mes gyvenom Anglijoje ir tam name, kuriam gyvenom Anglijoje, tai buvo labai patogu, kad turėjom dušą ir tualetą, kur tu gali iš miegamojo nueiti. Nereikia tau per visą namą bėgti. Tai va, tai ypatingai naktį labai geras dalykas, jeigu užsimanai ten į tualetą. Tai šito tikrai labai pasiilgau, nes čia kartais atsikėlė naktį ir taip tingiai eiti taip toli. Tai šitas dalykas ir kitas dalykas irgi iš mūsų būtent namone, kurį pardavėm Anglijai. Tas, kad ten buvo ir vienas vonios kambarys su vone, ir aš labai mėgstu pagulėti vonioj, o čia, kur mes dabar gyvenam, tai yra tik tais dušas. Tai va, ir man ypatingai, kai man šalta, tai man visą laiką šalta, o čia Lietuvoje ypatingai labai šalta. Ir aš labai mėgstu, tarkim, grįžti iš kažkur, ar ne, kad ir iš Rumšiškių grįžom, ir aš tokia visa sušalus, ir aš visą laiką būdavau, ką darau Anglijoje, tai aš visą laiką pasileidžiu vonę, pasidarau ten su putom, ar ne, su kokia taurė vyno, ar šiaip kažkokiu gėrimu, su knyga, nueinu ir į vonę susišilti, ar ne, pagulėti į vonę. Tai toksai buvo labai toks mano mėgstamas užsiėmimas, kurio čia dėja kol kas negaliu, neturiu. Tai šito irgi labai labai pasiilgau. O šiaip kol kas nieko daugiau nesugalvoju. Po kiek laiko bus daugiau tų tokių dalykų, kurie išlys ar ne, ko dar pasiilgau. Bet kol kas tai tik tokius galiu atskirti. Šiaip tai tikrai, kol kas tikrai nesigalim grįžę. Ir nežinau, čia vis tiek kažkaip kitaip. Čia kažkaip vis tiek jautiesi labiau namuose. Bet ir kaip bebūtų, aš nežinau, aš nemoku paaiškinti. Tai va, tiek šiandien, tikiuosi, kad jums įdomu. Kaip minėjau, pakomentuokit, galite užduoti klausimą. Labai būtų malonu. Ir iki kito karto, iki kitos savaitės.